Visiems labas. Šiandien bus mano trečia treniruotė. Oras tai nekoks iš tikrųjų, kelio danga labai šlapia, bet laimė šiandien treniruotė bus stadione. Planuoju fartlek treniruotę. Šitą treniruotę sugalvojo švedas pagerinti ištvermę ir tempą bėgimo. Tai žodžiu, trumpai apie treniruotę tai būtų taip. 1 kilometras apšilimo ir po to ratas greitų tempų, 2 ratai atsigavimui lėtesnis tempas. Ir pakartojam tai 5 kartus ir po to atsigavimui dar 1 kilometras lėtų tempų atsistatymui. Dabar trumpas apšilimas, tempimo pratimai ir pradėsiu. Padariau apšilimą. Trumpai apie būklę, tai matyti jau kūnas pripranta prie treniruočių. Šiandien ryte jaučiuosi labai gerai. Nebespaudėjo nei raumenys, nei ką jaučiu. Pradėjau treniruotę. Tai dabar pagal planą yra 1 kilometro lėtas bėgimas apšilimas. Jau po truputį artėja tas kilometras. Tempą palaikau apie 6,5–7 kažkur. Tikslų tempo grafiko šito kilometro aš pridėsiu čia. O aš jau greitinu tempą, pradedu pirmą pakartojimą. Ketvirtas greitas. Judam. Iš tikrųjų labai sunku. Ketvirtas sulėtėjimas. Paskutinis greitas. Nu ką, paskutinis lėtas ratas. Kaip matot, kelias tai maksimaliai kaka. Nors ir sninga, bet pliusas dabar laukia, tai pliurza. Labai pliurza. Na kaip ir viskas. Dabar pagal planą turėtų dar kilometras prasibėgti, bet aš gal greitų tempų prasėjusiu, nes pirmai treniruotė tai sunku. Net negalvojau, kad jinai tokia intensyvi. Ant popieriaus viskas atrodė kitaip. Gerai, o aš jau baigiu, 0,5 kilometro prasėjau. Kvėpimas atsigavo, viskas tvarkoj. Žodžiu, dabar tempimas, prasitampysiu raumenys ir baigsiu. Trumpai apie treniruotę, tai labai patiko, labai intensyvi, netgi pritrūko jėgų užplanuotam, bet tikrai kartuosiu, tikrai dėsiu tą treniruotę 1 kartą į savaitę, 100%. Apie būklę, tai
Lėtų tempo iš tikrųjų gerai viskas, atsigavimas pilnas, bet kai greitas, kai yra pagreitėjimas, tai sunku. Treniruotė jau kaip ir baigta, tai aš jau noriu atsisveikinti. Ką žiūrėjot iki galo, paspauskit laikus, rašykit kažkokių komentarų, jeigu turit pastebėjimų, lauksiu. Ačiū už dėmesį, aš jau bėgu namo montuoti vlogą. Iki.